VŠI jautri širdis pagrindinis tikslas yra žmogus. Stengiamės padėti išspręsti socialinę atskirtį, kas šiuo metu iš tikrųjų yra pakankamai jautru. Žmonės mieste gaudavo paslaugas nuolat ir jiems buvo didesnė pasiūla negu atitolusiems kaimams. Tai būtent ir čia buvo paskatinimas, kad mes pradėtumėm veikti. Mes teikiam paslaugas, pradedant nuo vaikų ir jų šeimos iki 100-mečių senjorų. Ir į tai įeina asmenys suaugę su negaliom, įvairūs nustatyti specialūs poreikiai ir nėra iš tikrųjų tos grupės, kam nepadėtumėm. VŠI jautri širdis teikia iš tikrųjų pakankamai daug paslaugų, tai pradedant nuo pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose, asmeninio asistento paslauga, atokvėpio paslauga namuose, turime vaikų dienos centrą, turime socialinę reabilitaciją bendruomenėje su neįgaliaisiais, rengiame įvairius mokymus šeimoms, asmenims, su kuriais dirba psichologas, socialinis darbuotojas, mediatorius. Yra socialinės dirbtuvės, kur iš tikrųjų ugdomi darbiniai įgūdžiai asmenims su proto ir psichikos negalia ir stengiamės kažkaip įtraukti bendruomenę ir būtent paskatinti tuos visus darbinius įgūdžius, kad galėtumėm vieni kitiem padėti. Iš tikrųjų pagrindinė nauda tai yra bendruomeniškumas. Mes skatinam vieni su kitais, kad bendradarbiautumėm ir pamatytumėm, kiek kiekvienas gali įsitraukti ir padėti vieni kitiems. Atsiranda ta bendrystė, savanorystė ir būtent mūsų tas socialinis verslas leidžia suprasti žmonėms, kas yra socialinis darbas. Iš tikrųjų ne vienas žmogus, ne vienas darbuotojas įstojo mokytis, kad galėtų dirbti šioje srityje ir suteikti paslaugas netoli savo gyvenamosios vietos ir savo bendruomenėje.